Kiekvieną rugsėjį, minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, pagerbiamas per Antrąjį pasaulinį karą nužudytų Lietuvos piliečių žydų atminimas. Tomis dienomis prisiminami ir žydų gelbėtojai, teisuoliai, kurie ištiesė pagalbos ranką savo kaimynams žydams, gelbėdami jos nuo nacių genocido vykdomo Lietuvoje. Rugsėjo 21 dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo 47 asmenis ar jų artimuosius, kurie gelbėjo žydus. Sakydama sveikinimo kalbą, prezidentė pabrėžė, kad nors nuo minimų įvykių praėjo daugiau nei pusę amžiaus, jie tebėra tokie pat skaudus ir sukrečiantis. Nors didžioji dalis žydų gelbėtojų apdovanoti po mirties, prezidentė pasakė, kad šviesus jų gerų darbų atminimas neišblės ir visada primins, kad tikra drąsa padėti savo artimui. Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Matau labai daug labai svarbių žmonių, mums visiems labai brangių. Jie patys arba jų giminės atliko darbus, kuriuos mes visi norėtumėm prisiminti ilgam. Todėl kreipiuosi jūs visus mylėjai. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį minime žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisimename įvykius, nuo kurių praėjo jau daugiau nei pusę amžiaus. Tačiau jie tebelieka tokie pat skaudūs ir sukrečiantis. Nepaprastai sunkus išbandymas tekė žydų tautai liudija, kad kiekvienos tautos paniekinimas, persekiojimas ir naikinimas neatleistinas nusikaltimas. Kai paniekinama žmogaus teisė gyventi, paniekinamas pats žmogiškumas. Žmogiškumas yra aukščiausia vertybė. Jos negali užkloti užmaršties dulkės. Todėl šiandien su ypatingu pasididžiavimu pristatau 47 Lietuvos piliečius, kuriems įteikiami žuvančių gelbėjimo kryžiai. Šie žmonės iškėlė žmogiškumą aukščiau ideologijos ir religinių įsitikinimų. Jie verti didžiausios pagarbos ir dėkingumo. Kai kurie už tai sumokėjo brangiausių turtų - savo gyvybę. Jų pasiaukojimas yra neįkainojamas ir nepamirštamas. Jis atskleidžia, kaip drąsiai ir garbingai elgėsi šie žmonės tuo metu, kai daugelis stengiasi tik išgyventi. Pasaulio tautų teisuoliai, paprasti Lietuvos žmonės, ūkininkai, valstiečiai kunigai, amatininkai, įvairių tautybių ir religijų atstovai. Daugeliu šių garbingų žmonių jau nebėra gyvų tarpe. Jie apdovanojami po mirties. Tačiau šviesus jų gerų darbų atsiminimas niekada neišblės. Jis mums primins, kad tikra drąsa padėti savo artimam bet kada ir bet kur. Prezidentė Dalia Grybauskaitė. O dabar kalbės išsigelbėjusi Rosen Zerner iš Amerikos. Who are here to confirm the importance of this day. Thank you for continuing in commemorating the rescuers with this ceremony. Garbingieji svečiai, kurie atėjote paminėti šią dieną ir priminti jos svarbą. Dėkoju, kad šią ceremoniją tęsėte gelbėtojų pagerbimą. Pagerbėte teisuolius ir išaukštinate patį teisuolio atliktą žygdarbį. Ar esame tinkamos ar pakankamos padėkos už išgelbėtą gyvybę? Daugelis esame čia tik todėl, kad mums šią brangę dovaną dar vieną galimybę gyventi padovanojo kiti, rizikuodami savąją gyvybę. Mūsų gelbėtojai gal ir buvo paprasti žmonės, bet jų atliktas žygdarbis juos išaukštino, nes jie nebuvo kartu su tais, kurie dalyvavo holokauste ir jam pritarė. Ir taip įrodė, kad gėris, drąsa, nesavanaudiškumas ir dvasios stiprybė yra gajus ir gyvuoja. Bronė Budreikaitė buvo viena iš tokių nepaprastų žmonių. Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios įdirbo mano tėvelio Pauliaus Bagrenskio sekretorė, Ratnerio ir Bagrenskio bendrovėje Kaune. Ji buvo Vilniaus geto seniūno Jokūbo Genso brolienė. Ir nors iš mane gelbėjusių žmonių, ją vėliausiai pripažino gelbėtoja. Ji buvo pirmoji mane slėpusi. Visą Antrąjį pasaulinį karą nešiojo jos pavardę. Irena Budreikaitė, taip mane vadino visą karo laikotarpį. Buvau pirmoji iš mūsų šeimos pabėgusi iš Kauno geto. Mano pabėgimą parengė mano tėveliai rizikuodami savo gyvybę. Jie stebėjo prožektorių šviesas ir sargybinius, jų budėjimo laiką ir kasė tunelį po spygliuota viela. Tada jie dar kartą rizikavo savo gyvybę ir įstūmė mane į šį tunelį, kurio kitame gale, už spygliuotos tvoros, manęs laukia Bronė. Man buvo 6. Baimindamasi nenorėjai, ėjau su Bronė per tiltą. Mes nuėjome į jos butą, kuriame buvau netrumpiau kaip vieną naktį.
Vėliau man pasakojo, kad aš be perstojo verkiau, todėl ji nuvedė mane pas Nataliją Jegorovą ir Nataliją Fugalevičiūtę, o ši pas savo seserį Lydą Golubovienę į Kulautuvą. Kulautuvoje mane pažinojo kaip nesantuokinę Bronės dukrą. Ir ji kartais atvažiuodavo manęs aplankyti, kad ši istorija atrodytų tikroviškesnė. Margaretė Holzman, kuri kartu su jie kelis kartus mane aplankė, pasakojo, kad Bronę aš vadindavau mama. Bronė ne tik labai rizikavo išgelbėdama mane Kaune, bet ir tam, kad mane išgelbėtų prisėmė anais laikais gėdingą vienišos motinos vaidmenį. Bronė padėjo ir mano motinai Gertai, kurią nugabeno pas mano tėvą, jau gyvenantį Jokūbo Genso namuose Vilniuje. Ir jų nepaliko, kol pajuto, kad mano tėvai jau yra saugus. Jei ne Bronė, šiandien aš negalėčiau būti čia ir negalėčiau dalyti su jumis šiais prisiminimais. Jis suteikė gyvenimą tada, kai gyvenimas iš žydų buvo atimamas. Ir aš atvykau iš toli, kad pagerbčiau jos darbus bei atminimą. Ir tai šiandien liudiju jums su dėkingumu. Šiandien aš čia atstovauju jau paskutiniai kartai patyrusiai holokausto siaubą. Istorinę pamoką, kuri neturi pasikartoti. Mes negalime ignoruoti praeities, bet turime iš jos mokytis tam, kad keistume ateitį. Ypač dabar, kai aktyvėjo holokausto neigimas bei antisemitizmas. Einšteinas yra pasakęs, pasaulis yra pavojingas ne tik dėl žmonių darančių blogį, bet ir dėl žmonių, kurie nieko nedaro ir leidžia blogiui įsigalėti. Bronė neleido blogiui įsigalėti. Šią galią mes kiekvienas turime savyje. Net jeigu mūsų geras darbas bus kaip lašas vandenyne, bet to lašo vandenynas nebus vandenynas. Ir tas vienas lašas gali paskleisti amžiną gėrio raibuliavimą. Ir to padėsime kurti geresnį pasaulį savo, mūsų vaikams, mūsų vaikų vaikams, jų anūkams ir visoms ateities kartoms. Taigi, visi kartu prisiminkime Bronę Budreikaitę ir 47 kitus gelbėtojus, kuriuos šiandien pagerbėme. Ir būkime gėrio skleidėjais. Kalbėjo